Šiandien žiniuose Undinoje atsivėrė neišsemiamos galimybės. Giliau aiškinasi Andrius. Anksčiau buvo įdomus tik tai jūrininkams, bet dabar su 5G galiu pasiekti visus, kad ir kur būčiau. Galiu ežere šokti, upėse dainuoti, fontanuose uždarbiauti. Naujiena, superinė naujiena. Gal aš neiškur nauja gal? Su beribio ežio 5G planu nardyk po internetą kaip Undinė. Užsisakęs dabar, kas savaitę laimėk Apple telefoną dovanų. Ežys. Lietuva nusipelnė gauti mūsų dviejų turinį. Imčiau bulką, vundinį iš krano ir cukraus. Man patinka, kaip Mantui mašinai miegoti yra kažkokia pramoga, kai žmonėm tai yra, nu tiesiog, žinai, išgyvenimas. Kas išgoja, tas suras. Jūs ten man paprašė užduoti jums klausimą. Ar atsimenat, kad važiavom tuorts prilėpo prie lubų? Ar yra kažkoks dalykas, galbūt ko, nežinau, vienas kitam, pavydi taip baltai. Vat ką pasimtumėt kažkokį dalyką iš vieno? Mašins dviejų žmonų, dviejų trobų. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna... Tas. O, labai gerai. Tai sveiki, Elkan ir ištroškė. Aš taip prisėsiu ir iš karto pristatysiu nuostabiosius pašnekovus. Šiandien gavau tokią progą pakalbinti du Žemaitijos perlus, realiai turbūt žinomiausi Žemaitijos žmonės. Tai yra, iškart pristatau abudu, jie užbėgs, jūs labai garsiai plosite, tai yra podcasteris, youtuberis, keliautojas Paulius Samoška ir laidų renginių vedėjas Mantas Stonkus. Ir aktorius beje. Šiaip taip, galvoju, kaip mums sakė susėsti, bet gal taip bus gerai. Tai įsijungi taip, prašau. Jo. Veinzo. Esu Veito. Pasijungiam, pasveikink, kaip tu turi pasveikinti. Ai, nes nespėjau sugalvoti. Nu, ko jūs čia eina, kitkas. Sveiki gyvi. Matau, reiks surinkti. Sveiki. Aš visą laiką per savo podcastą svečiam parinku kažkokį gėrimą, kuris atitinka jų asmenybę. Šiandien gavau tokią biškį užduotį, nes jūs dviese esat. Tai kaip manot, kas jūs, jeigu tokį miksą iš jūsų padarytumėt, koks būtumėt gėrimas? Mes, jeigu būtume miksus, koks gėrim, cibulinį būtumėm. Neblogai, o ką tu galvoji? Kažkas su kefyru, bet nežinau, koks skoniaus. Jo, kefyr. Cibulius skoniaus, kefyr. Jo, toks čia svogunla, iškėl bėški tarkauta, bėški... Į tarpus. Bėški rūkšt peinai įdėta. Rūkšt peins, bet gabalas mes esam. Aš eskys, Samoškai tai kunkulė. Pats geriausias. Tai šiaip, Samoška buvai visai taip teisingų keliojai, bet aš testavau kelis gėrimus su kefyru. Tai testavau tokį, nežinau, gal jūs esate girdėję, kefyrą su jėgeriu. Esat bandę? Bet čia net nėra toj gėrim. Čia nėra teikto letuką mes galėtumėm gerti toj gėrim. Dėl to aš jums neduosiu šito gėrimo. Parinku tokį labiau į šitos visos mūsų renginio temą, tai yra sujungiau Ameriką su Lietuva. Tai padariau taip, kad Lietuva tai bus obalių sultis, labiau taip Samoška. Ir Mantas bus šitas Fireballas, tai yra Amerika. Fireball. Tai prašom į sceną mūsų tokių gėrimų, nes man jau džiūsta burna. Pitbullis, Fireball. Kad tu žinotum, kiek mes Peterborough Fireball esam išgėrsiu Katleriu. Oi. Ne, tai tu gali papasakot, žinai. Kad... Aš tikrai niek nepasakosiu, nes tik tai tada, kada numirsiu, norėčiau, kad išeitų. Šiaip norėčiau, kas turi gėrimus, kad visi taip, žinot, už tą gražų renginį į sveikatą. Į sveikatą visiems, amerikona. Cheers! Gerą, deda. Oi, neblogas. Tai nežinau, ar man taip išsiduosi, kokius ten fireballus gerdavot su... Oi, mes visą laiką gerdavom fireballą tik tas dėl to, aš sakiau, aš nekė žemaitišką, aš esu aš tikrai nesistengčiau kažko laužyti, leižoju jau, į tep 18 metų laužau, aš geriau, aš nekė žemaitišką, tai mes fireballs gerdavom prieš pasirodymus, man Skatleris buvo kažkur Ameriko, beje, kada plovė indus atradys anon ir sakydavo, kad tas cinamonėnis prieš renginį yra labai gera. Aš pritariu. Plus, žinai, kas yra, kad dabar tokia lietuviška vasara, tokia... Ne plus 30, tai aš sakyčiau, kad tas cinamonėlis taip toks pašildys mūsų sielas, manau. Tai Labamonio pašildį beišė. Aš ten labai nesu atradęs Fireball, tai dabar vis laiką, jeigu nuvarau kažkokį barą ir barmens, jeigu pamat, Samoška, gal galiu pavaišinti, sakau, Fireball, jeigu ir gali. Tai pataikiau tada gerai, ne? Pataikė.
Žiauriai džiugiuosi. Tai šiaip kalbant apie gėrimus, maistą, vis tiek šitą šventį irgi yra biškis su maistu susijus. Žinau, kad... Labai su maistu susijus. Tai va, tai man tai žinau, kad tu šiaip domiesi. Pats biški grilini ten taip, žinai, užsiemi. Nežinau, kiek maistas apskritai jums yra svarbus gyvenime ir kiek jūs patys gamina, domitės, degustuojate, einate į restoranus. Čia, aišku, ir man įdomu bus ir pauliškis, bet man tai gal... Oi, aš turiu gurmanį namus, tai pirmiausia ir gelminė nuostabus šefas ir nuostabi ekspertė maistų. Gelminė galbūt labiau tokia yra azijietiško maisto ekspertė, pavadinkim. Aš esu kuo reibiau ir kuo labiau kraujagysliska užkištom. Tai visokiai kotletėlė, traškinėlė, bolvių košėlis, grilė, šašlikėlė. Ir jo, mes esam mėgėję maistą ir mums maistą gaminėms yra pati didžiausia pramoga. Pati didžiausia pramoga mums, kadangi mes esam vis laik tarp žmonių, didžiausia pramoga ir būti numus. Numus ir gaminti savo numėnį maistą. Tai mes gaminam viskon, eksperimentuojam, o kai jau pasigaminam, einam on sofas, įsijungam Netflix'ą ir žiūrim visada kokį nors cooking show arba žaidėjimą. Tai mums mais ir mūsų gyvenims. Tobula. Kaip tau, Pauliu? Visiška priešinga. Man kontų pasakoja ir tie apsvetimų. Tai atrodo, kad tu Amerikoje gyveni, o aš tikrai čia kažkur net. Macenius. Pas man, kuo pigiau, to geresnis maistas, realiai. Jeigu bulka ir senesnį keitą, tai dar geriau, aišku. Bet jo, gamintais nemėgstu. Geriausias man maistas ir pusryčio tiesiog. Nes atsikelia alkans, tad gali pasigaminti, o paskui jau nebrūp. Sumušteka? Svarbat. Aš galiu pasakyti, aš kiek žiūriu Pauliaus video, ypatinga, kad Afrikoje važinėjant su mašin atsikel reikmėti. Nu kon, turėjom šitą kažkokį akmenį, turėjom šitą smėliaus pasibarstyti, bus peita, valga bikon, saldainius, surelius, gėrimus gazautus. Atrodo, kaip Iron Man atlets. Beveik Iron Vyts. Ne, jeigu jo, sumuštinė ir Coca-Cola, nu realiai, pats geriausias. 12-mečio meniu. Jo, grinai. Neišaugau dar, kom padarys. Gerai, bet, pažiūrėjau, kalbant tada apie gėrimus, degustacijos, bet vis tiek aš matau, kad man tas yra toks palankęs su degustacija, žinai, padegustavęs biški, bet nežinau, kiek tu esi tokį, žinai, aukštąją tokią tą virtuvę pažinęs, nes mes per video matom labiau, kad batonas su majonezu, bet kiek, esi susipažinęs su to, žinai, restoranų kultūra, Mišelinai. Ne, restorans, aš jas taip galėčiau atsiskaičiau ant rankų pirštų, kai kartais buvo kažkiam normaliam restorane. Tai, ir tų restoranų gal nevadinčiau net restoranas. Tipo, jeigu nuvaryčiau kokį ten Michelin, pasimeščiau tiesiog. Man reikėtų šalia kažkokį žmogaus, katras mane vestų, parodyti, kur atsisėsti ir ką elgtis. Bet ten, žinok, praktiškai taip ir būna. Ten tau padeda kažkas, jeigu mato pasimetus veidelį. Tai ten reikia daugam naujokų yra ateina, net turbūt. Jo. Jo, skausiu restoranas. Es buvo 8 kartus restoran. 1 kart brungiam, o vis kiti buvo Grill London. Gerai, bet ar užsienės buvęs kažkur išbandęs, žinai, vis tiek daug keliauju, tokiam jau biški prabangesniam, vis tiek išleidęs daugiau negu 10 eurų. 12, jo. Ne, šiaip nevarau. Aš dažniausiai neturiu laik. Jeigu važiuoju su mašina ir filmuoju ten kažkom, tai tiesiog nėra laik. Aš noriu kuo greičiau pavalgyti. Tai tiesiog jau trum sustojams į parduotuvę, o į restoraną be šans. Nebent jau žinau, kad noriu to vietiniaus kažkokį marmalą paragauti, tada bandatę nelysti. Bet irgi jau iš anksto pasižiūrėjęs į meniu išsirenki, katron maistą jau norės užsisakyti. Katron marmalą norės valgyti. Perskaita 5 kartus, kad nesuklystum nueis, maleka malemimiu. Prašau. Ir atnešiau. Taip. Gerai, tai kiek tau kaina, pavyzdžiui, yra svarbi meniu? Jeigu tu nesupranti, kas ten parašyta, žiūri maždaug į kainą, kad, kažkaip ar nelabai? Šiaip svarbu, jo. Tai aš dėl to į brangius restoranus turbūt ir neinu. Einu į prieinamus. Tai jeigu daugiau negu, iki 20 eurų jau galėčiau valgyti, jeigu brangiau, tai jau ne jau. Mons ir klausi to paties klausimą. Tu gali pasipasakoti, kiek esi šiaip daugiausiai restorane išleidęs pinigų? Nesakys, nepadoru. Kiek nulių? Ne, bet už porciją. Už porciją 2-0 matyti ir, bet jo mėgstam restoranas. Es buvo į 1 Michelin žvaigždutis restoran, į 2 Michelin žvaigždučių restoran, į 3 turėjau būti, bet pilvėlsiu sokai turėjau gulėti lovo ir draugai 3 žvaigždutis valgyti aš jau nebejau. Aš tai valgau 8 kartus minimum per savaitę restoranus, nes mūsų beveik nebuvo. Neteik dainų savaitę. Tai 2 dainos ir pusrytė į peitą ir į vakarienį, ir dar užkondžią.
ir turi vis tai kažko, viensik per dieną vis tik valgo kažkur nenumus, arba bent jau 2 arba 3 kartus. Tai, Gerai gyveni, vis. Tikrai ne. Elon Musks. Nesiskund, tikrai. Gerai, tai turiu tokį hipotetinį klausimą jums. Aš gyvenu kaip Lietuvos ūkininką, te pat gera. Tai labai gerai. Šitą mašiną prisiparkavęs tam. Nepakankamai, ne. Aš negyvenu taip gerą kaip Lietuvos ūkininkai, kai gyvenu. Dar turiu kur pasitemti. Bet geriau užsamošk. Taigi, mokesčių nesumažintų. Turiu hipotetinį klausimą jums. Išsirinkite 3 šalis. Viena, kur valgysit pusryčius, kita, kur pietus, kur vakarienė. Kiekvienas ir kodėl. Aš tai iškart noriu paragauti tuo Indijo, kur žiorkis laksta aplinkau ir su marmaldetu ant bulkėlį. Čia pusryčiai? Čia vakarienė aš pasiliksiu. Gerai. Pusryčius aš norėčiau valgyti tikriausiai Amerikoje. Stiprius, sočius pusryčius, blyną, šuoninį, maple syrups, dešrelės, kokiai vaplė. Stipriai pradėti. Pietus norėčiau pavalgyti Japonijoje, žuvytis, truputėlį baltymų ir gerų maistų, o vakarienį tada jau tokiam jau išsitaškimu Indijo, Grinaum Bairį. Kad išvalytų viską, ką per dieną suvalgiau. Ką suvalgiau, visą Ameriką, kalorijas išdeginti. Jo. Ten ir Indijais vakarientai ir ilgalaikis valėms. Čia ne tik vien vakar išsivalys, bet visą savaitę bus detoksas. Mėnesį programą beveik. Konto Paulį. Aš pusryčiaučiau, jaučiu kažkokio Afrikos šalį, tarkim ten Senegal, nes pusryčiam valgyčiau mangus tiesiog. Irgi nereik nieko reit, ten kur atsikėlė, šalia tavo trobos auga mangų mėdis. Nusiskinė ir viską. Jo, valga, sužėvi. Per pietus tada skrendu paskiniečius jaučiu. Paskinu ryžę. Gers. Irgi prieš vakar išsivalym, reikia ryžių. Saldžiaus vištiems, tos tokios. Jo, saldžiarakštis, tipo. Ir vakar tada pas man tai ta Indija. Jo, galim susitiekti. Večerė 2 jau pasidėsiam, pavalgysiam indišką maistą po $1. Pigiau, už $1 ten būtų prabangę. Indijais Michelins už $1 jaučiu. Šiaip labai solidus atsakymai, priimu. Šiaip, žodžiu... O kur tu? Aš valgyti tamą girdį. Šiaip aš esu galvojus, jūs tai manęs taip prigaus, aš esu pagalvojus šiaip apie šitą, kad pusryčius valgyčiau šiaip kokias... Gal dabar ir jau priga. Sukėba pakalnutė. Pakalnutė. Šiaip tinka, bet lietuviški pusryčiai man gerai, tada pietus kažkur Japonijai ten sušiai, kažkas tokio, o vakarienų itališki, kažkokie makaronai, toks vyno, toks daug priėsti. Gers. Tai va tokį. Iš tikrųjų galėčiau burgerį pasiūlyti. Mėgsta labai... Žinokit, aš dabar sveikiau maitinuosi, aš junk foodo nenoriu sau leisti, negaliu, ne. Aha, tai tuomet iš sveikesnių opcijų būtų steikas, net tuomet ir sotų ir... Atsiprašau, žinokit, aš neleisiu savo tikrai steiko, dabar atlyginimo dar negavau, čia bus brangu, tikrai, ne, kažką kito gal galim. Tai kavos tada galėčiau gal pasiūlinti. Po 12, žinokit, negeriu kavos, tai po to neužmiegu, tai tikrai negaliu sau leisti dabar tos kavos. O tu iš vis gali savo kažką leisti? Galiu naršyti internete, kiek tik noriu, nes turiu Ežio 5G internetą, kuris dengia iki 95% Lietuvos ir užsisakau jį lengviau negu patiekalą restorane. O dabar, beje, užsisakius Ežio 5G, gali kiekvieną savaitę laimėti iPhone'ą. O čia tai užsakymas. Reikia nesąmonių. Bet kadangi jau prabilom truputėlį apie keliones, turiu aš tokį jums žaidimuką paruošusi. Susirašiau dalykus, ant kiek skiriasi jų dviejų kaip asmenybių kelionės. Ir dabar jums reikės taip, išsirinkti šalį, sezoną, greitai čia turit pasakyti man, sezoną ir transporto priemonę kaip keliausit ir tada pradėsim žaidimą. Okay. Bet dviese, tipo, kad keliausit. Mes jau keliaujame. Organizuojam jums kelionę. Tai važiuojam su mašina, kad tau būtų įprasta. Jo. Bet su mon, kad mon būtų patogiai. Tai aš jau turiu šalį sėdėti. Ne, tu gali vairuoti moną, aš vipraits, ką mon vairaun. Aš šoferis tavo mašiną. Bet čia ne kiekvien dieną audinėlį vairuoju. Su tasteriu, su fainė važiuoju, bet su audin, da fainiau. Važiuojam su mon mašiną. Važiuojam. Varuom kada? Dabar išrinkti. Benzin stavo. Jo, aišku, mon. Ant įmonės. Žalis aliarka. Tai gerai, kur važiuoja? Koks biudžets? Tarkim, toks gal kaip manto labiau. Oi, tada lekam, žinai kur? Varomi prancūzai. Aš kažkaip menulį nebuvo, jis galvoja.
Į kur? Į Mėnulį? Ne, Mėnulį, neger, nie. Ne, Europą neger, aš nesutinku su Europą, reikia toliau. Varom toliau, gerai, į rytus ar į vakarus? Varom į Kazachstaną. Dava. Va, į Kazachstaną, nes su mašina galėjom davažiuoti. Tai... Toks kaip Borato filmas dabar skambės kelionė. Very nice. Gerai, ir kokiu sezonu maždaug važiuotumėt? Nu, tipo, vasarą. Kaip į šelt. Kai šelt, vasarėlį. Būtų galima mašiną mėgoti, kad nebūtų šalta. Gerai, tai turim, žodžiu, destinaciją, viską pasiruošę. Dabar taip, aš perskaitysiu. Ant mano mašiną mėgoti aš viešbutė. Tau, tėva, atrodo. Jeigu tau viešbutis aikštelė ir, nu tai prašau. Aš imčiau king size bed, tai priimčiau vietavim. Jeigu ėtum, aš kad ėtum. Tokių palapinių Decathlon nesumatys king size bed. Tai mes to aptarsim, kaip jūs keliausit. Aš, žodžiu, išsirašiau tokių jūsų skirtumus. Vis tiek esate, nors ir kilę iš ten pat praktiškai, iš tos pačios, to pačio 20 km atstums. Tai va, bet jūs keliaujat gana skirtingai. Tai dabar turėsit išsirinkti 10 dalykų susirašęs būdus, kuriuo, žodžiu, keliausit. Ar Pauliaus, ar Manto. Gerai. Tai pavyzdžiui, jūs, taip, Paulius visą laiką keliauja vienas, o Mantas su šeima. Tai arba dabar keliauja tik dviese, arba imat savo šeimas. Dviese. Aš tiesiog šeimos nesar, tai dėl... Dviese. Gerai. Ne, taip, su visą pagarbą mon šeimyną, bet varom dviese. Gal šį kartą dviese. Jo, dviese. Gerai, tada ar visą laiką valgot batoną su konservais, ar valgot Michelino restoranuose, bet visos kelionės laikotarp. Aš statau. Aš buvau dėl tikrai. Ne, bet tipo, jeigu ir toks pasirinkimas, nu, tai aišku, nesirinks prabangių restoranų, valgys pigiai. Tai turit susitart. Ne, pavalgom normaliai. Pavalgom normaliai, tikrai. Jau man to neįkalbėsim tą batoną griaužti. Įkalbėsi kam? Kam? Nuo restoranų iki restoranų, tai bus batons. Jo. Aš pritariu šį. Užkandžiai. Teisingai. Gerai, toliau. Arba miegat mašinai, arba miegat 5 žvaigždučių viešbutį. Mėgtam viešbutį. Mėgtam viešbutį. Bent angliškai. Žiūrėk, o jeigu aš skau mašino, tai reiškia, kas antrą dieną. Mašino ir... Gercien, bet aš vis tiek mokėsiu už 5 žvaigždės ir aš mašino mėgiuos paskiau. Nu, išvalyti pasidarys. Nu gerai. Aš esu šiaip kelionių kompanjons, aš esu pats geriausias. Aš niekada neknesu niekam pruotą ir prie visų pristaikau. Jeigu nori tep, gerai, vieną naktį aš mėgt lovo, vieną naktį mėgtam mašino, bet abodų. Ai, o, čia irgi geras variantas, kaip tu dviesi. Vieną naktį mėgtam lovo abodų, vieną naktį mašino abodų. Ir vieną naktį išmėguoju mašino abodų, mes vis likusi naktį pamatytume, mėguotume. Bet toks dalis, kad mašino dviesi mėguoti skam geriau negu kaip skal lovo. Kodėl? Nu kažkaip. Mes net nesusiliestumėm. Mašino ne. Paprašytumėm atskirų kaldrų. To nebandys, aš dar. Man patinka, kaip Mantui mašinai mėgoti yra kažkokia pramoga, kai žmonėm tai yra, nu tiesiog, žinai, išgyvenimas. Ne, šiaip juokau, jeigu tikrai būtų pasirinkėm, tai aišku, varytumėm į lovą. Vaizduoju, lovo mėgoti. Dviejų, su savo... Žiaurė keist, vot. Atsikelam ir kmėtė viens kitam nuo konto. Mėgmaišį. Gerai, toliau. Ar viską filmuojat, ar slepiat viską nuo žurnalistų ir visuomenės? Oi, galim išduoti biškį paslapti, mes kadangi esame abu Žemaitė su Pauliu ir esam tikra gerą pažįstami, nusenė. Taip, nusenė, nesam ten draugelę kažkokiai, bet aš Paulių mačiau jau išsenėję, pakviečiau podcastą daryti, netgi kartu ten buvom bandy, dabar praeitas metas norėjom kelionį dviejų kažkur, pravažiuoju čia Lietuvą pasiorganizuoti, nelaba gavos, dėl to, kad Žemaitė esam, kad sik. Tai manau, kad Lietuva nusipelnė gauti mūsų dviejų turinį, ne? Dviejų Žemaičių. Tai bus. Filmautumėm. Ai, čia jau ar bus? Ai, čia reikia. Nežinau, gal jūs čia, gal man tas jau pristatinėja, aš nesuprantu. Taip, kuomet bus. Oi, bus, jo, tai. Kuomet bus. Va, plojimai, žmonės palaiko. Ne faktas, kad į Kazachstaną, bet... Nu, mes nebertulsium vitulsiu, kad tu eks nesamais važinėtume. Nu, bet realiai dabar planuojam jūsų praktiškai projektą. Jo. Gerai, toliau. Arba skaičiuojat centas į centą, ar neskaičiuojat iš vis pinigų, tai... Taškomės, bet... Taškomės, bet iš Mantos. Nes girdėjau, sakė, ir viešbūt paimta. Jo, pasitvarko. Jėzau. Gerai, labai gerai. Be diržų. Tada mašinai klausosi žemaitukų, ar klausosi OG version? Abudu, vien poket. Viena netuok su draugais ir antras, kas išgoja, tas suras, tada esu tik paprastas žmogus. Ir pavien. Čia nedu donatai jau buvo, ne? Nu, buvo. Pamiksuosit biškę, ne? Gerai, tai jūs visą repertuarą turėsit skirtingą. Gerai, ar šita kelionė jums būtų darbas ar atostogos? Nes tu, žinai, kai keliauji, tu montuoji ten dirbi, tu jau
atostogauti. Ja, tai jeigu jau mes buvom sutarint, kad tipo filmuojam, tai jau toks kaip ir mini darbs. Nebent needitinam kelionę. Aš kamerą palaikyčiau. Editinti aš nemoku, tai manau, bet žiūrėk, davai darytumėm tu. Nu jo, aš kadangi vairuoju, tai tu filmuoju. Jo, aš filmuoju, o tu vakarį aš šiandien ilsėtės to editinti. Ne, gal vežtumėmės kažkokį editorių dar. Jūs galite po to tiesiog... Darysi tavo mašino meigos. Uns ves like mašino meigos. O mes, ne, žiūrėk, Pauliau, pasidarytumėm. Darytumėm veituo, kas 2-3 dienas toj vlogėlį sumontautumėm. Ja. Bet, ta prasme, nebūtų taip, kad slėptumėt nuotykius, tik norėt parodytą, ne? Ne, kažko tai paslėptumėm, tikran, taigi be šeimų važiaujam. Gerai, supratau atsakymą. Gerai, ar niekada negertumėt kelionį, nes šiaip Paulius negeria, kai keliauja, kiek suprantu, ar atsipalaiduotumėt per kelionę? Ne, nebūtina. Gal ir būtina, nu nežinau. Ne, kaip tu skai, aš kelionę niekada neger, bet dėl to, nes aš viens pats nemėgstu to daryti. Jo. Tai būtų nesaman. Ai. Biški liūdnai būtų taip viena. Ir plius mašina turi atsikelti ir vėl važiuoti. Ne. Bet jūs, žinai, jūs galėtumėte ten kelias dienas pabūt, biški. Nu, tai ne viskas filmuoti. Nereik visą laiką vairuoti. Iš užuntėjus išsitraukti. Atvažiuojame į Kazachstaną, Las Vegasą, įsivaizdaug. Nu. Dviesi. Nufilmuojam, o čia įsiregistravome viešbutį, susimatysėm ryto rikmetė, o tas ryto rikmetė galbūt po 9 dienų. Svarbu, nesakyt datos, jo. Tai va. Tipo, kaip jūs nuvažias, žinai, į tokią įdomią šalį ir nepargausit vietinių gėrimų, Irgi nusipirkti. Teisė kumelė iš Bet iš tikrųjų gali būti Kazachstaną nuvaris, ten jau filmuoju, 19 kelionės dėjiną, atsisveikinti. Dar nedavažiavom pirmą miestą. Ja, ir paskiau kits video, 38 kelionės dėjiną, buvau kirpyklo. Tai paragautumėme mus tais. Nespjaunam. Gerai. Jeigu jau pilsi burną, nespjaus. Gerai, viens kitam piltumės, žodžiu. Gerai, ar einat į dušą kas 3 dieną, ar turit veido rutiną prieš einant miegoti? Tai reiškia, kremukai kiekvieną vakarą. Esu išmokęs, biškai aš ir ton kremą jau pasitapšnuoti. Aš dar paimčiau ton gelminis kaukį rauduon šveitą. Ai, mačiau, ten... Ką probokuops, kad atrodo. O ten skleidant kažkaip garsus, ten tas white noise. Galėsi statyti žemaitukai, kad ruotų vislai. Bet girdis įvaizdauk jūrtų, Kazachstanietė meikti, mes tokiai durbokuopą atenom su red light. Bet čia įdomiaus, tu gali tik tą gulėti, ar tu gali tipo vaikščioti po to? Ne, tu gali vaikščioti, jeigu nepiln protesi. Man šiaip labai būtų gražus toks vaizdas, kad jūs 5 žvaigždučių viešbutį ant baltos lovos gulit su raudonom kaukiam gėrim. Ta prasme, čia. Jo. Tikrai, pasidarytumėm. Bet einant į tualetą irgi nereik šviesos jungtis, ne? Važiuoju su kaukiam. Vis laik raudona deg. Žiaurė fainė. Darom rutiną. Darom rutiną. Pasispaudam inkštiriukus. Grįšit gražus, žodžiu, šitos kelionės. Žiaurė, pailsėjai, negėri. Su Kazachstanu žemės tepsiam veidus. Gerai, ir paskutinis būtų, ieškot apleistų vietų ar vengiat apleistų vietų? Oi, tik ta apleistas vietas. Jeigu įmanoma, neišvažiuoti iš apleistos vietas ir be kelių, tiesiog iš pastato į pastatą. Jo, važiuojam. Aš tikrai pasimėgau. Žalte vaka, kokie naišauklėti, čia kainuo be būsto. Koik pavardė tavį? Sakyk, kainuojas ūkininkai. Kokie? Visi veinuodoma į keliam. Gerai, interactions trumpus žiūrovus. Labai gerai, tai palaikom iškius, tai žiūrovai, žinai, tą kontaktą. Tai realiai jūs kaip ir suorganizavo savo kelionę tokia biškiai prabangesnė pusė, vis tiek tas mantas pasvėrė, žinai, nusvėrė. Prabang kelionė per apleistus pastatus. Fainai. Mėgtam 5 žvaigždučių viešbučiuose, bet keliaujam po lušnynus. Važiuojant su mašina negali sakyti, kad prabang kelionė. Jo. Bet su manto. Tai žinai. Ai, matau, dabar jau čia prasidės tie visi. Bet paskutinį kartą numetu, po to, žinokit, negražinsiu. Ai, tai negražink, tai nebemes. Dabar nugausim. Dabar aš kankinsiu. Ties lėpti ant viršaus. Bumerangis, keporis. Gerai, tai žodžiu, šaunuolis organizavo savo kelionę, pasirinkot viską, ką reikia. Šiaip, kalbant apskritai apie jūsų draugystę, bendrystę ir panašiai, aš žiūrėjau, kad jūs prieš 5 metus turėjo tą vaką iš vakarų podcastą savo.
Bet jūs jo nebetėsėt kažkaip. Kodėl? Kas ten buvo? Ai, užsiknisuom, daug reikalų pasabot kažką, pane. Jo, šiaip aš naujoks dar buvau, net nesupratau, ko ten veikti, tai taip ir manau ir gavos. Bet pavadinėms, ką buvau Stongsų, galvojus vaka iš vakarų, galvojus ledas. Ledins. Ir aš pamačiau Paulių, Kaunsten jau pradėjai savo turin daryti ir pakviečiau. Ir vis laikte būnmuniai. Aš turiu 2 draugus savo kanalį. Rolandą ir Katlis. Sakau, damai su to, ką čia tuoks, ką, končia. Dabar jau, ką reikėjo, Paulius, ką keldavo pas mūsų į kanalą turin, tai jau laimingi buvau. Su Aurimu Valajevič lygiai taip pat buvo. Sakau, jį čia tuoks, damai. Kas tas niekam čia ne? Aha, nu. Ir aš manau, kad bišk nuspaudiminam ant žemės, bet dar nevėlu, gal dar padarysim. Vakar iš vakarų jį patentauts, nieks negal panaudoti, o jis paliks mums, jeigu sugalvosim daryti kada nors. Ja, anniversaries 10 metų, kad bus sukakts galbūt podcastu. Tai išbėgsite į aikštelę, taip pat. Gal ir išbėgsi. Tai gerai, bet jūs darė šitą dalyką prieš 5 metus, kada apskritai pradėjot bendrauti. Ar čia ir buvo jūsų toks kaip ir draugystės pradžia? Tad pirmą kartą mes čia apsumytinam degalinę. Jo. Stongs man kavos paėm. Koks buvo pirmas įspūdis viens apie kitą? Aš su golfu. Aš iš pradžio jau jaudinau, aš iš ryto į dušą nuvariau. Man jo podcast ryt, gal išsimaudyt, galvoju, megstinis. Zara, jaud. Aš jau... Pats gražias. Nežinau, kad tarėmės sustiekti. Tarkim, gal ryt, galbūt 12 valandų. Aš jau pos 12 aikštelėje golf. Longa prasidarys iš karto, nes man sunkia darinės. Turi ten daug kartų spaudinėti, kad tai iš karto atsidariau, kad gėds nepasidaryt. Lauk, pons degalinės Stonkaus. Atvažiavau. Gal kavos, galvoju, jo kavos su mančiu. Pasiėmėm kavos, į kon pradėjom filmuoti. Ir, ten, man tai blogas sekės, šiaip galiu pasakyti. Kas toksai? Blogas sekės, sakau, mane, šiaip ten, tas podcastėlis. Blogas kas? Blogas sekės. Blogas sekės. Ai, sekės, aha, gerai, ačiū. Geras fireball. Aš šiaip suprantu, ką jūs šnekat, viską čia gali žemaičiuoti ir taip toliau, čia, ta prasme. Tiesiog neišgirdau. Fonuoja, taip, žinai, tas jo, čia tiesiog... Mano įspūdis buvo pats geriausias, aš pamačiau, buvau, man atrodo, kažkokia gal Tenerifs kelionė ir pažiūrėdavau turinį internete, pamačiau Paulių, susirašėjom, sakau, davai padarom tuik žemaitišką, grina apie Žemaitiją, apie mūsų išgyvenimus ir labas sklandžią praėjai, mani atrodo, kas sklandžią praėjai tas pirms susitikėms, pirms įrašus, puikia ir atsiliepimą buvo visai neblogi, tai paskiau vis nuėjai daryti, kas ko dar ir... Taip, smagiai pažaidėm iš tikrųjų. Šiaip, žinai, ir tas podcastas, čia gal labiau net man tai tau klausimas, ir šitas visas renginys, ir šiaip tu daug kalbi apie tą Žemaitiją, žinai, ir Paulius, aišku, irgi turi tą Žemaitijos ambasadorius praktiškai vardą. Kodėl jums yra taip svarbu, tas, žinai, iš kur jūs esat kilę, nes čia yra toks labai didelis patriotiškumas, bet net nebūtinai Lietuvai, bet būtent savo kraštui, iš kur yra tiek daug tos meilės ir kodėl jums yra labai svarbu tas žemaitiškumas. Dėl to, kad mes esam žemaitė, pirmiausia, dėl to, kad aš manau, žemaičių teik tarmė, teik būts ir unikalus viso Lietuvo. Pažiūrėkite, žmonės, kokie nuostabi žmonės, ne vienos šiukšlės, ne vienos nesamonės, jokių susipykimų, jokių zizimų. Būtų čia Vilniškė, o kur čia mano šuniui, o kur čia mano mašinai, o kur čia mano vaikui. Čia atėjo imk mesos, jiesk bulvė, jiesk bondelį, vis dėkau, atsisėd, sėdi veis. Gal mažiau jaukas, gal mažiau regaun, bet į labai geri. Labai faini. Aš labai didžiuojuosi, kad aš žemaitis, aš myl Žemaitį. Jeigu ne Žemaitė, Lietuvos išvis net nebūtum. Jo, skau, šitą, sėd, un kitkas šiaudai sobin lend, žinai, gal tas jauks nelabai įtėjom. Bebės gyvenim sėdėjom kitkas. Kur tu jauksis, tu dėšk, gali pakeisti. Aš čia apie to žemaitiškom, gan natūraliai tiesiog gaunasi, jau čia nėra taip, kad, čia dabar susigalvoju, reikia puoselėti ton kalbą ar kažkas. Bet tiesiog, kadangi ir tokį gatvės kalbą, ten vis laik taip šnekėjom, gal neišvažiavom į Kauną. Tai pirmi, ten 18 metų mokyklo, tai taip šitą gatvę išnekė. Kontų, Julį, varom į lauką. Tai dabar ir taip pat šnekė. Taip ir gavos. Jo. Gerai, tai turi dar vieną tokį žaidimuką vėlgi. Važiuoju. Kadangi jau pakalbėjom truputėlį apie Žemaitiją ir apskritai šitas visas renginys yra kuo ne Amerika, tai palyginau truputėlį, žodžiu, paieškosim, kur Žemaitija yra amerikietiški reiškiniai ir dalykai. Bet žinai, ką reiškia kuo ne Amerika? O kuo ne Amerika?
Va čia Aš suprantu. Čia tas, kuo čia blogiau negu Ameriko? Va čia ir tie priek sakyti, tu negali, kuo ne Amerika? Neskom, turi sakyti, kuo ne Amerika? Va tad bus žema. Prašau, žinai, aš nebandysiu jau. Tuok, pabandyk. A kuo ne Amerika? Ne, a kuo, čia net dzūka mes esam, sakyk. Ablema, aš nežinau. Tos ekspresijos. Nesusiparink, žiūrėk, neužsirakink. Sakyk, kuo ne Amerika? Kuo ne Amerika? Ne Amerika? Ne, Amerika. Kuo ne Amerika? Va, veinam žodė du kirčia. Amerika. Kuo ne Amerika? Kuo ne Amerika? Nu, va, jau panašiai. Bet tu pasitenkinusi, kuo ne Amerika? Nu, kuo ne Amerika? Kuo ne Amerika čia? Va! Pataikė! Čia iškart žmonės sureagavo. Bet šiaip, nebūdami žemaitės, nikuomet nebandyk šnekėti žemaitišką. Tai va dėl to aš ir nebandau gyventi. Jo, nes mums beiškiai kraujoks jau bėgi šausies. Nu tai aš atsiprašau. Tik bet jūs mane, žinai, privertėte, aš irgi čia esu prispausta į kampą. Tai, žodžiu, paieškosim tokių amerikietiškų dalykų Žemaitijai. Aš pasakysiu kažkokius reiškinius dalykus, kurie yra iš Amerikos labiau kilę ir susijęs tuo. Jūs pasakysit, koks yra atitikmuo čia Žemaitijai. O, gera, fain žaidimėlis. Gerai, tai yra prom night, tai yra ta išleistuvių vakaras, naktis. Turbūt matėm visi filmuose, kas yra tai Žemaitijai. Ai, būtent Žemaitija. Prom night, aš sakyčiau, žinakas ir kiekvienas vakars ir prom night, kas susirenk jauniems bet kurio aikštelėje su mašinom. Nu gal toks labiau, ketvirtadienį, penktadienį, mes jo, to naktį turėjom gal 2 kartus per savaitę. Jo. Ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį gal 3. 3 naktis. 3 naktis per savaitę. Labai gerai. Su mašinom suvažiuojame į aikštelį. Plungė, prie meškų, prie žirgyną, prie naujos maudyklėlis. Tu X3 populiariausias. Aš net ne iš Plungės, prie žirgyną irgi esu tos eis. Pas mus telčiais jau prie muziejaus Alks. Na, pagrindinis, potėlis. Sakyčiau, čia toks. Ir tada renk vakar karalių arba karalienį. Karalius ir tas katras saulėlis išbraiža aikštelėje, policijais nepagauts. O karalienį ir ta katras su karaliu išvažiavom. Pas jūs matoma kamera nėra aikštelė. Nėra. Labai gerai. Labai šiaip smagiai gyvena čia su. Realiai pas jūs vis laik saulė šveit. Absoliučiai. Tik ne šiandien. Gerai, tada barbekiu vakarėliai. Sodų šašliuks kepti. O, nu čia bet jau tikras barbekiu gaunas. Nu, bet toks ir, kad tu susirink. Šiandien, kur paskomė, Danguol, atvažiuosi tau šeštadienį šašlikų kepti. O kas bus? Nu, parvažiuojam, toks Brigits Krikštynas, susirinksim Visino miške ir kepsim šašlikus. Man atrodo, čia ir toks tikrus šeštadienį, penktadienį arba net sekmadienį barbekiu vakarėlį atitikmau. Bent jau kiek aš matau. Bet negali būti, šašlikiai, turbūt biški senesnė jau. Kur prieš kurant turi apverstas biškų rūdis išbirn, čišta ir žemaitis barbekiu. Turbūt vandens pribėgi. Prilėjai. Būtina, turbūt, kad tu turi išpėlti. Malks turbūt sudažas. Ir negali iš karto užsidegti. Ne. Malks turbūt. Tu ir dar atstuosi tenknis į kūną. Ir malks tur atnešti buočius arba senėlis, atsaka, senėlį, juk nekepsėm und dažas malkai, tad man sakyk nieko jau. Viskas, kepami, viskas. Tai va toks. Geras, užskaitau. Na, čerkelė šalia, man atrodo. Va, kalbant apie čerkelės, tai kas būtų jūsų pumpkin spice latte? Nu, samarleks, kas daugiau gali būti? Jo, makumbėlį. Makumba. Aš žinau, kas į makumbą. Agirdė. Bijau ir spėti, žinai. Bijok paragauti, nespėti. Blema, dabar įdomu šiaip, čia toks iššūkis. Duosiam pakaštavuoti. Gerai. Nu, tas pats, kas jalapenų suvalgyti, tai bus. A, ne? Tas pats, ką Fireball, tik be cinamon. Tai gal ne taip ir blogai, žinai. Gerai, užskaitau. Tada peanut butter and jelly. O, nu tai čia į bolką su smetuonai, su cukru. O, aš gal netgi imčiau bulką, vundinį iš krano ir cukravos. Mes Plungė geriau vadinas gyvenam, negu jūs Telšių sostinė. Man būdavo pats geriausias kažkur laukia Marin ir biški valgyti užsimana. Jo. Greiton, truk, atsirakin, bulkas, kraną atsisuk,
Vandens. Jaurą šlapį jau tiepštą. Cukrų tepus. Cukraus ir vien kosniaus sumuštinis, bet... Monskane būdavo ir du variantai, ir tas jaud daun su grėtini ir su cukru, arba deserts bolka su grėtini ir su cukru. Bet grėtin tu iki 75% reibom, kur beveik... Apsvėjus, Jo, kur beveik kapsvėjus tu uždėdi. Skane. Bet čia ir mūsų atitikmų. Labai geras. Tada 4th of July tai yra ta nepriklausomybės diena kaip Amerikoje, tai ką vat čia turit? Skerdam keulį gal kažką. Ai ne, čia ne patiekals ar patiekals? Šventi. Ne, čia diena. Aš galvoju, kad čia kažkaip žąsiais kepėm. Bet šiaip keulės skerdimas galėtų būti šventė. Vis tik tipo šventė, ne? Skerdykla. Ne, mūsų paskaim, pasais, ne, pjaudau keulis. Pjaudau. Aten, vakai virš, užsikišiausis, vis tai gerit syptą keulį. Bet tad jau išlendi, kada kraujį nuleidinė ir žiūri, kaip tau kraujinė vidara vakari bus skane. Bet šventi iš tikrųjų. Nesina, kad jeigu keulį pjaunam, tai vakari balius, aišku. Mes tai lipdavom ant šiaudų tiesiog. Irgi čia šitą už 2 metrų keulį pjaunam, mes ant šiaudų atsėdė, nematom tokie. Tai keulis pjovėms bus mūsų šventi tikrai. Geras. Rodinį pavasarį kažką nebūdavo. Kažkada jau gali po Maiks išeiti laukti. Gerai, tada Disneylandas. Disneylands. O, geras. Kas į Žemaitės Disneylands? HBH. Jo, šitoks. Kur animatorių nėra, bet ir tėtis, kaip Mickey Mouse pušė šuolaus. Tėvas pasakyti ne HBH, bet Juozo alus. Pas Juozapą. Tai HBH, ne, Pauliai? Jo, tas litrinis bokals, kas gali būti geriau negu... Bako. Šeimos veikia. Gerai, tada kaubojai jūsų. Žemaitys kauboja? Taip. Gal tas, kur žarinus, ton oška. Jeigu aš ką punt arkliaus atsisėdavo, tai reiškia, kad aš tik juojau. Tai mūsų čia toks kaubojus. Vietinis. 24 valandas parašyk kažką ir ten. Taip. Gerai, mes šitą užskaitom. Toliau jūsų namelis Medija. Namelis Medija. Aš esu iš tikrųjų darys namėlį Mediją, bet ką patrodydavau namėlis Medija, čia ir pusbroliai, ir suonas darydavo. Tai surondi medį išsišakuojus iš 3 kamienką per veidą ir niek nereikėtų kalti, niek nereikėtų rėžti, niek įdedi tiesiog paletį. Įsprunginį ir viskas, čia ir tau namelis Medija, kol neatėjai tuo medžiausias sklypą šeimininks nepradėjai tai šaukti, stogiavas, kad išarduot lauk, kad nematyčiau. Kiek tokių namelių esi turėjęs? Kiekvieną vasarą po 3 per dėjiną. Bet irgi netik, kad paletis tavo. Ką? Paletis irgi ne tavo. Ne, tuo žmogaus. Kino sklyps to ir paletis. Mes statybinių medžiagų neimsėm iš svetimų. Bet gerai, keuras grins mundavo nubėg, apgalvots medėlis. Jo. Mūsų toks būdavo, o jūs darydavot? Mūsų medėlis nami. Namėlis Medija. Namėlis Medija būdavo ant žemės. Mes aukštą nelipdavom. Pas mums būdavo tokia šatrina, karkla, ten koroniai spjaudos, tokia būna lapa, tokia šlap, tai mūsų medėlis nami. Nesvarbu. Ant žemės, jo, mes aukštą nelipdavom. Tiesiog svarbiausia ir, kad ne tavo medžiagas būtų, nes iš savo gail. Mes nežinom, iš Antano, tai kaimyn. Lentas ir mes statom man tėvas kažkad pamatė, kad mes statom tam namą, bet sak, agird, bet tos lentas tikrai iš Antano, ne? Jo. Tai išrenka atsakton savo busterką, nešat atgal tas lentas. Tai palaukiam, kaip sutems į tom busterkėlį išardėm, nunešėm atgal. Aš galvoju, kad Antans likščio deino tam namite apgyvendė. Aš suprantu, kad jūsų namelio Medija atitikmuo yra bet kokia konstrukcija iš kaimyno medžiagų. Jo. Gerai. Vokto šiukšlių konstrukcija, va taip pavadinkiam. Labai geras. Jo, tik pasaka, žodį medis man iš karto vokti. Gerai, labai gerai. Toliau roller coasteriai, tai yra tie viso amerikietiškos tos, kaip čia... Kalneliai. Jo, amerikietiški kalneliai. O, ir čia geras kelsi Gegriens, man atrodo, toks. Pas mus telčius irgi linksmiai kalniuką nuo Germont važiuojant link 7 km. Ten, jeigu kas nors jau prieki velkas, tai tu nepasilinksmins. Bet jeigu tušts kels, ten jau bent jau 100 turi važiuoti. Geriausiai 120, apač pasided, da geriau. Jo. Senėlį vėjams, afainė, patink. Tai
Bet kuris kelias, katras ir panašus į rollercoasterį ir žemaitijo amerikietišką kalnelę. Pas mus dar šeima būna, jeigu kažkas prakalba apie kažkokį važiavimą toliai ir tus kalniukus, vis laik ir vein istorijai. Ar atsimenat, kaip važiavom torts prilėpo prie lubų? Vis laik arba į tą istoriją. Nes vis be daržų važiaudavo. Du vaką į torts. Ir tortas kažkaip irgi be dėžutės, be nieko taip, ne? Jo. Gerai, tada kas būdavo jūsų Coca-Cola? Man skaniausias kumpuotas buvo su vyšniom. Su vyšniom, kur dar iškumpuot vyšnių. Gal net skaniau vyšnis ištraukti iš kumpuotą ir valgyti, negu pats kumpuotas. Čia buvo man Coca-Cola. Jo, pas mus nežinau, gal ta diušė kažkoks nebūdavo toks. Būdavo. 2,5 litrų bambalys. Jo. Nu labai neskans, bet pigia ir daug. Tai gali atsigėti. Paskui aiškiai nesamoningi, zuko, jipi, bet fu. Fui, ne. Bet jau tie, žinai, amerikiečiai. Užsieniečiai. Kumpuots geriausia buvo. Jo. Gerai, ir kas būdavo jūsų, pavyzdžiui, McDonald's? Nu tai, kotletėlis su daunėlį. Kur iškep kotletą, baba, kai atidėjai jau atviesi. Ir tu atėjai su dviratės toks važinėjus, užlip virtuvė, iš kraną atsigir vandens, į katalą, o veina kodlietą, veina dauną, reikia per pos perpjaun, uždėti greens burgeris gauna. Hamburgeris. Viskas, tau Big Macs. Monte būdavo. Jokių ketchup, jokių sveistų, jokių niek. Tokį sausą, tik bulką. Nu koks sausas, žinai, kiek ten riebalų tam kotletėlė. Paspaudži saltelį bėg. Nu realiai jo, arba jeigu nėra, tai tiesiog šlapenk, biškas tariau, atsipjaunium bulks, tai jo, irgi tas pats. Šventiškas pjovėjim. Bet šiaip jo, jeigu iš McDonald's, aš atsimenu, jeigu man tėva kažkada važiuodavo į Klaipėdą kažkur ir aš ten būdavau, numus žmonės nesiveždavo ir paprašydavo, kad McDonald's parvežtų. Tai ir parveždavo burgerį ir ton, jeigu parvež kolas, ton popierinį indėlį, tai aš išger ir aš neišmet, įsipil tada savo kompuotą ir aš ger dar koks 3 dienas, gal tas dognus neiškrent, nes tiesiog ištirpdavo. Jo. Ir jau toks, kad tu geri ton šiauduks jau įsmingai dogną, tada jau reikia vėl tie užsiklaipėtis jūs. Bet jo, atsimenu, ton taupydavo beveik savaitę. Aš atsimenu, pirmsik McDonald's nuvažiavau Vilnių, paragavau ir nusipirkau 2 cheeseburgerius. Vieną savo, vieną broliau savo, čia kur ir. Vežiau iš Vilniaus į Mažeikius, ten 6 ar 7 valandas važiuodavau į autobus. Parvežiau, išmeigojom vis naktį ir tad parvežiau broliau lauktovį. Tas burgeris susitraukė, sudžiuvis, tai mam dėjai į petelnį, pilbė iš vandens, dėjai dongti, kad pašiltai, bė iš pašutė. Jo, jie vis tik perpijom, per posį valgėm, Silvis sakė, pats skaniausias dalykas, kokias valgys. Geras, labai, labai miela, kad tai pasirūpinai broliu. Jo. Gerai. Jo, kad būna vakarykščiai cepelinai, vakarykštis burgeris, toks, ne per pus. Bet vakarykščiai cepelinai, šiaip, jeigu pakepiniu ant keptuvės, šiaip skanu. Tai skaniausias. Life hacks čia, kad neišmest maistą. Nu ir paskutinis, kas būtų jūsų Michaelas Jacksonas? Kas, Kirilkins galima žiūrėti? Ne, gal. Ar reik teista už Michaelą Jacksoną nusikaltimus, ar labiau tokį žvaigždė, kad būtų? Šiaip galvau, kad žvaigždė, bet jeigu jūs turit kažkokių teistų žvaigždžių, tai... Turėjom, bet nepasakosiam. Kas mūsų žvaigždė Žemaitėjas didžiausias? Nežinau, kažkoks tas būdavo Žemaitėjas akmenėlis, kažkur dainuodavons per Lietuvos talents buvo. Jo, čia jūs esate deimantai, aš tik akmenėlis Žemaitėjas. O tas tai Jacksonas tikrai galėtų būti. Tas galėtų, bet mums... Bet tiek toks biški žinoms labiau. Rektekr. Kažkokie įgoną. Aš galvoju Žemaitukai, šią dainą Žemaitukai ir Lietuvos Michaelą Jacksoną. Du Jacksoną, jo. Žmonės ploja, Jo, Vidijai Sulinį ir mūsų Žemaitukai. Jacksoną. Gerai, kaip sakant, ačiū Jums, pristatė truputėlį Žemaitiją. Dabar pereisim prie žiūrovų klausimą, aš turiu tokią rubrikėlę visą laiką liaudės balsas, tai tuoj palaukit susirandu. Taip, ką čia žmonės jūsų klausė, vat irgi apie Žemaitiją. Vaiva klausė, jei visas pasaulis būtų Lietuva, kokia šalis būtų Žemaitija? Škotija. Kodėl? Nes su Sijonas vakščiojam, kas čia ir nesupratau. Pleka, bet triusiu, kodėl tuo? Aš sakyčiau dėl charakterį, nes ir Jungtinė karalystė, ir Anglą, ir Lietuvė, ir Škota, Žemaitė. Mes būtumėm Škota tokiai, Skota, Algis Ramanauskas ir čia tai jau pataisyt mums, Skota mes būtumėm užsispyri, akmeninės veidas, bet labai ištikimi savo kraštau, patriotiški ir geri žmonės. Su dūdmaišės. Nu.
Pritari, Pauliau. Nu, tebūnė, jo, skota. Nu, tokie, nepanaši, tiesiog, tokie. Ui, šnek, nieks nesuprant, ko šnek, visi, joks pats iš savęs. Bol, viskui tik ko neskots. Šiaip, aš žiūriu, kad mūsų laikas pagal programą eina į pabaigą, bet dar 10 minučių, jeigu duosit mums. Mes duodam. Taigi, aš esu šią programą darau, galima. Ai, 13. Gerai, 13, labai gerai. Mažiaujam. Gerai, toliau, Arvidas Bogra. Atsiprašau, nebent publika prieštarauja. Mes galėjom rūkauti iš šią sensą, ne? Vis yra. Jėga. Valio, ačiū Jums. Esam. Klausia, ar nenervuoja, kai kiti bando šnekėti žemaitiškai? Jūs sakėt? Manis tai nenervuoja. Aš moku pasijuokti. Man da jokingiau. Aš jautų malonom, kaip tu feilini, žinai, šnekėdam žemaitišką. Tai man ir malonu klausyti. Malonu, kad aš pralinksminu Samošką. Man ir malonu pirms 2 sekundės, bet paskiau norėčiau, kad nebesikonkintum, ne tu, ne Moniską konkintum. Aš irgi nenoriu, kad jūs daugiau manęs konkintum. Ne. Gerai, o šiaip, ar čia visi žmonės yra iš Žemaitijos, ar yra iš kitų kažkokių miestų kraštų? Kas yra iš kitur negu Žemaitijos, paplokit? Ir... Vis beveik. 10%. Realiai, 50-50. Tai, žodžiu, aš ne viena, jeigu ką, tai... Gerai, toliau. Angliukas 4 rašo. Ar norėtumėt susikeisti gyvenimais? Judo būdu. Mašinom gal. Ne gyvenimas. Gyvenimas tai ką žin? Susitvarkytom Pauliau dabar iškart 2 vaka, paauglė. Rimta. Nu. 2 žmonos. 2 chatas. Tiek pinigų sąskaitoj. Sunkia. Bet tas sodėjo virštą neblog, bet ne tavo, ne? Bet kiek darbo daug turėtum? Reikėtų įsipareigojimą. Ne, bet ne, tu, aš manau, abu gerai gyvenam, tai ne... Mes gyvenam idealiai, taip, kaip mes gyvenam, taip, kaip mes norėjom gyventi. Nes dabar keistis būtų gaila savo gyvenim prarasti. Jo. Bet gerai, ar yra kažkoks dalykas, galbūt ko, nežinau, vienas kitam, pavydi tai baltai. Ką pasimtumėt kažkokį dalyką iš vieno... Mašins 2 žmonų, 2 trobų, tėvų sodybas, laikrodį, treningų, batų, turų, tokius pat, nepavydų. Man parašė, kad mums dar apie 20 minučių duoda, tai tu gali vardinti. Ai, ne, kaip ir. Aš pavydu Pauliaus gal šukuosens. Bet šiaip jūsų panaši plaukų spalva. Tiesiog ilgesnė. Linksni ir įžoma. Bet tavo irgi šiaip tu iki pati. Mes normalus lietuviai, žinai. Taip. Vis pati šieno to tokia spalvytė yra. Aš Pauliau niek nepavydu, aš pavydu tik tas, kad gal valgyti teik nesamonių per deiną ir skrondžiaus neskaud. Va, ko aš pavydu. Neaišku, ant šeimos daktaras į tom pasakyti. Bet... Jaunystis pavydu, kiti apsakont. Gerai. Ne, baigit, aš nesu meno galerijai, aš dalį mėgaujuosi per savo Samsung Frame televizorių. Žinot, tokių gerų šiaip daiktų galite rasti Ellison. Nebeieškokit nei Avitelas, nei Elektromarkto, nes dabar šitie 2 prekės ženklai susijungia ir tapo Ellison. O Ellison rudenį siūlo žiauriai geras kainos, nuolaidas ir platų pasirinkimą įvairių elektronikos prekių, buitinės technikos, taip kad suprantu, jeigu reikia mums grįžti į tos darbus, į mokslus, bet galim visam tam pasiruošti su maniai kartu su LSL. Užsimotyvuokit tam darbui. Na, aš kolyje lietutis, žinot, pabūsiu namie, pasimėgusiu čia tuo menu, pažiūrėsiu podcastus. Realiai, bent taip galiu mėgautis geru oru ir vasaros vaizdais. Tai aš pabūsiu čia, o jūs eikite į LSL. Atsiprašau, pamelavau, neikite LSN, o bėkit, nes visą rugsėjį, perkant Samsung QLED arba OLED televizorių, kitą Samsung išmanųjį televizorių gauni dovanų. Galite pasirinkti 32 colio ar 40, visiškai nesvarbu. Aš asmeniškai turiu Samsung Frame televizorių, kuris yra matinis, stilingas gražuolis su besikeičiančiais remeliais ir esu super patenkinta, bet dabar galvoju, gal man reikėtų dar vieno teliko, pavyzdžiui, į ofisą ir tai kitą galėčiau nuvežti į sodybą arba atiduoti sesiai. Donatas rašo, gal kada sugrįš jūsų podcastas? Gal kada ir sugrįš. Na, ten jubiliejinį gal kažkokį. Jo, po 10 metų. Jeigu jums, tarkime, podcastas... Kuo ne podcastas čia dabar? Ta prasme, jeigu jums reikėtų, pavyzdžiui, 3 žmogų paimti podcastą, ką imtumėt dar? Ne, imtumėm nieko. Nieko? Bet ar yra kas nors dar... Aš suprantu, kad trinys čia įdraugs, bet...
Ne, aš tai tikrai ne. Aš žemaičiams palieku tą podcastą. Tai kokie mitumėt galbūt neįsivaizduoju iš tikrųjų. Nenorėtumėm Nivein šiaip tai. Iš tikrųjų, su vis pagarba visiems žemaitėm. Ir šiaip fainų turinių kuriejų, visokių gamerių žemaičių ir svarbiausia daryti, paskiau tas užmiršau vard blondinoks toks ūsas. Irgi fine streameris. Akstelo. Jo, tai tokie gal, bet ne, mes dviejų gal. Dviejų. Rokėlis trets už kameras. Jo. Gerai. Podcasteris ketras nešnek. Geriausias. Daugiausiai podcastų dalyvauja žmonės. Jo, operatorius tiesiog. Ir čia dabar ir kameras, bet roko nesimat. Jo, jis daro viską, tiesiog magijos būdu. Gerai, toliau Tadas rašo, jei žaistumėt Žalgirėje, kurie krepšininkai būtumėt? Jūs šiaip esate būtų Žalgirio fanai. Jo. Žinau, ar ne? Va, čia turim daugiau Žalgirio fanų. Tai va, kas būtumėt? Aš būčiau, kažkodėl tai būčiau Ulanovs. Nes mes tas pačias metas gimėm, aš irgi, jeigu man kažkoks būn marškinėlis padovano Žalgiris, tai aš irgi 9 dedu ir man kiti sako, čia kopijuoju Ulanov numerį. Neskau, mes tiesiog tas pačias metas gimėm, tai avodu išsirinkom tą numerį tik tą gimėm. Tai jo, būčiau Ulė jaučiu. Jau po biškį pradedu grybą pjauti, ne viskom pataikau, bet laikaus dar. Ulė užėmė, ne? Gerai, Ulė užėmė, aš žadėjau ir sakyti Ulė. Aš gal tada būčiau Sirvydis gal, toks biški flashy, biški toks, čia šoks, toks. Anakolk irgi turi, ne? Tatuiruočių prisidarys irgi. Būčiau Sirvūcha arba Igis. Igis, Brazdeikis. Toks ir aš Sirvydis vaizduoju to G lygo, o ko ne Amerika? Ko ne NBA? Gerai, bet jūs šiaip esate būdu aukšti vyrai ir taip toliau. Ar jūs vis tiek vaikystėje, pasvajodavot jaučiu, kad būsit krepšininkais, ar nebuvo jums šito dalyko? Oi, žiaurė svajodavau. Aš tai matau, užaugęs esu tas laikas, kada Plungės Olimps dominavo LKL, kada žaidėsi Žalgirio finalį. Ten prieš Šilutį didžiausi priešininką kovodavom. Atletą nudauždavom, Žalgirį ne visada. Aš stebėjau tiek daug rungtynių ir Žalgirį mačiau ir legendinį, ir nelegendinį mėnį į salėje. Tai aš aišku, kad svajodavau. Bet aš mėtydavau į krepšinį, ant spintas pakabintą, tai aš vis laik skaičiuodavau 3-2-1, metas Tonkus ir Olimpas laimi. Tai to atsimenu, tai svajojau būti krepšininku. Aš norėjau būti Eugenijus Vaškys. Buvau pats geriausias krepšininkas Plungė. Aš irgi norėjau būti kažkors, esu bandys lankyti krepšinį, bet norėjom į sporto mokyklą su draugu. Mes 9 pamatė, jaučiu, kad 2 luiniuką tokie atėjo ir ne nuo metų pradžios, bet vidurį ten sezoną atvara, mes norėtumėm pas jumis krepšinį lankyti. Tai pažiūrėjau, pas mus kaip ir pilna grupė, sako, ir šalia kits treneris tau ten jau ne 9-2, 9-3, eikit pas to paklaus, gal tas priims. Tai mums paimdavo, neleisdavo lošti jokios varžybos, tiesiog leisdavo kartą atsėti pamėtyti, ką aš. Tai buvo krepšiniaus karjerą. Krepšinink, be traumų išsisuka. Buvau toliai iki traumų lava. Nebent žinai, kad galėjo traumą pasidaryti, nes tėdom 6 dieną iš ryto žaisti, jeigu būdavo žėjimą ir būdavo tos grindys išplautas ir ten lunga keu ir tai būdavo lets, tai kaple dar va ten arčiausia traumas, kai kas buvo jis per krepšinį. Ir moralinė trauma dar, vaikystės trauma gava. Valinks nepagalvoti, vis tiek. Bet ar jūs visą gyvenimą šiaip buvot Žalgirio fanai? Vis tiek tu paminėjai, kad Olimpas ten... aš Olimpą pirmoji matydavau, bet Žalgiris sirgdavau, nes jau 97-8 metų, kai pradėjo ne Europą skinti titulus. Ne anksčiau jau skini, bet aš matydavau tus titulus. Man buvo 9 metuką, 10 metukų, tai aš jo. Gimtų miesto komandų Veslai būna, kad papildom komandą. Vien ir pagrindinį, kur palaiko, ir paskui, kur žemesniam lygiai. Tau LKL gal aš. Mūsų telšių tai NKL. Taip. Tai čia dėl to papildom gaunas. Ok, supratau. Ačiū. Toliau, Giedrius klausė, ar suvalgot pilną porciją šonkaulių pakalnutėj? Aš šonkaulių ten nesuvalgys, bet paskutinis atsiminėms iš pakalnutis atvarom ir ten užimt stalų nemaža ir ten pasirodo gedulingi pietus nebuvau, bet ten ateikit, telpsė irgi. Ir mes atsisėdam, laukiam savo patiekalų
Ir tai jau prieš ton savo vakarienį visą atsistoja, pradėjo žegnuotėsi tą tokį trumpą maldėlį. Bet, taip nejauk, buvau klausytis, nežinau, kodėl jauks jiem, bet, aš kam tep sėdu ir gedulingus pietus. Barukinį kapuoja tik tas. Kas ir fainiausia pakalnutė, kad tu gali atvažiuoti šonkaulį, bet neaišku, ar tu valgy šonkaulius, nes nuspręs už tavim. Tu mergelį paukštien, tu šonkaulėlis valgys. O tu sriubėlis valgys ir šonkaulilis valgys. Tau šonkaulį per daug, tau vienas palins. Ir paskiau dar išsinešimą mums atsijant pastinka ar daunas įsiuliučiai šveždžia, kepta konti katvei. Imke daunas 3 eurą. Fantastiška veita, tegu gyvaukau ilgiau, čia toik žemaitis irgi, žemaiteis deimantėlis mūsų, bet aš manau, kad mes suvalgytumėm tikrą papilną porciją, tokiai du baikė, kažkaip tie. Ar tu ir desertų? Baiktų ir desertai, cepelin dar užmečiau ant viršaus. Šiaip, ar žinot dar kažkokių tokių legendinių vietų maisto Lietuvoje apskritai? Aš Žemaitijo. Gali būti ir Žemaitija, bet... Pakalnut tikrai ir jaučiu number one, kur... Jo, nes čia tikrai labai tokia legendinė, bet aš galvoju, tiesiog man ir pačiai, žinai, įdomu. Aš tai nereklamausiu nemokamą, tikrai. Gerai, gerai. Gal po to susisieksim, sumokės, žinai. Gerai, tai galim tęsti. Toliau Kukutė rašo, kada vestuvės? Neklausė nei kurio iš jūsų klausė, bet tiesiog gal abudu kažką galite šitą. Mūsų abiejų slaptus vestuvės, ne? Kazakstane. Nufilmausiam, tai gerai bus aiškus, tai kad bus. Aš tai ženysiuos šį rugpjūtį, jau viskas ir. A ne? Jo, rugpjūtį su gelmenženėje mieste. Kažką gal išduosi žurnalistam, kaip čia kas bus, kur ką? Ir per daug vakų. Galėjau pasakyti kon žurnalistams, aš galvoju. Aš tad kitas metas jaučiu. Kas vedės? Kas vedės? Da, neaišku. Da. Kažkaip gal. Padaryčiau nuolaidą. Bet iš tikrųjų, o ko nevedės, sakyk? No, o ko nevedės galėčiau būti? Bus jau vedis. Neveinis iki. Prašau, vedėjas su patirtim tau. Bažnyčia ateina nuotoką, aš jau porą tokių pravedęs. Bet tu rimtai irgi galvoji čia, tipo, ar čia juokas? Ne, čia... tiesiog klausimas toks buvo atsakiau, kad netilėt. Gerai. Duodam 6. Gerai, labai, labai tinka. Toliau. Metai. Raitin rašo. Pauliau, į kokią apleistą vietą pasimtum mantą? O geras. Į kokią apleistą? Čia toks klausimas. Į bažnyčius, Rūsį. Tinka, jeigu jau taip sakai. Kaip to apleistą vietą? Bažnyčius, Rūsį. Katram. Šiaip jį vienas gers ant apžvalgos aikštelį, kur ir dabar Vilniau, ten viršau Basanavičiaus, ne Basanavičiaus, gal step. Žinau. Aha, ten ir tų karstų, tokių dar kauliukų kažkokių, tai ir... Aš esu buvęs vien... O ko ne, pakalnut? O ko ne, ten į fantastišką vietą, aš užmiršau, ten kažkoks buvo vienuolins, man atrodo, ir ligoninį paskiau. Aš esu vienas įk buvęs kelionė, su Gelmini buvom kelionė Azorose, Azorų salos vidury Atlantą vandenyną, ir ten buvo toks didelis, labai gražus ant ugnikalnį viešbutis, aplėst, ant ten legendins. Ir aš vakščiodams ten pagalvojau, bliam, ką būtų fainė Pauliau čia. Moni ir kiek fainė, bet kiek būtų fainė Pauliau. Tai aš tam norėčiau nusivežti ten į ton, perfrazuojant klausimą, nes turėjau kom papildyti. Tai aš tai į Azorus į tą apleistą viešbutį nusivešiau, tau tikrai patiktum. Jūs taip nemažai planų jau kuriat kartu. Sutim. Jūs Važiuosim. Pagalvokit. Taip, turiu dar vieną vaizdinį garsinį klausimą. Aš kažkaip čia pridėsiu prie mikrofono, tikiuosi girdėsit, bet jeigu ką pakartosim, nuo kito Žemaitijos kilusio žmogaus. Jūs gal jį pažinosite, tuoj palaukite. Iš balsų negirdėts. Tuoj. Taip. Labą dieną, Vaikė. Negalim. Justin Mons paprašė užduoti jums klausimą. Saktau, tai žemaitis, pas man bus du žemaitė, prie klausimą. Ir man kyla mintis paklausti. Pauliau ir Mant, koks skiras Telšių, Mažeik į Plungės žemaičių kalbą? Man atrodo, aš atsakymį žinau, man įdomu, ko mano jūs linkėjimą. Čia kas nematėt, video klausimą uždavė Tautvyds Gaudiešius, kiti apžinoms kaip FC Baseball, mūsų Plungės kraštą nuostabus atlikės. Geras klausimas, ne? Aš švies, sakau, man pagal mane Mažeikius mažiau švies negu žemaitiška, ar ne? Pagal mane Mažeikius išvis nėra žemaičių kalbos. Ir bet tokį, silpnesnį turbūt. Mažeikių kalba ir tokį kaip, jeigu Šiaulė ir Panevėžys turėtum nesantuokėnį vaką, va tokį kalbą kažkoje, išeiki lauką, parėjai, padavėjai, atnešėjai,
Va tokį kažkokį. Tai labiausia gal tokį keiščiausią slengą turinti kalbą, ne? Jo, kur, nu, tai net nebūtina žemaičių. Kur jau draugėlis iš tikrųjų nusteptų, jeigu tu kažkon ten žemaitišką pradėtum, kas taučiu, kur telšius buvo. Jo. O paskiau plungė, man ir tokį reibėsnį negu telšių žemaičių. Aha. Kažkur išvestum, vedom dar kažkoks ir. Žinai, koks ir? Žemaičių kalba plungė ir cepelina sumesa, telšius suvariški. Ne, jo, mėsa, mėsa. Nu, mėsa. Mėsa. Bet mėsa rimčiaus skamba. Mėsa geriaus skamba. Man biškai gaidiška. Ne, nu normaliai. Taip, 20 km gali nebedavažiauti. Ne, bet šiaip labai panašus, tipo, plungis ir telšių, tik man čiučiut reibės, atrodo. Jūs tokie biški, žinai, kur telšiškiai ir tipo, jo, mes žemaičiai. Kas sakai? Žemaičiai. Tai sakyk žemaitė, ne, mes žemaičiai. Tok, žinai, aš biškės veinkuoj prie Lietuvos. Nežinau, bet suostinį jums gal atleisti. Na, jo, dėl to, ačiū. Aš šiaip turiu ir Tautvydo atsakymą, jeigu norit, galiu užleisti, paklausysi. Užleisti, bus daina. Būtų gerai, pasakysit, ar pritarėt jam ar ne. Važiuojam. Mano nuomonė, plungis žemaičių kalbai labiausia kaip šunų. Samošk šnek švelniau, mažiekiai išvesnė. Žemaitė, bet, žinai, plungi ir kaip šons lojams. Jo. Aš atsimenu, pirm sykį atvažiavau su tokį draugį iš Vilniaus ir Maksimo plungis Maksimo skiriau 2 moteriškus, mama ir dukra. Labai panašus išvaizda, sudėjimu, visko. Tu įgizduoji moteriškėjus jau, tu yra nuošnė. Im šiton, kon manim, nusidr, paim ton, man tu sidra imt. Ir man ta draugsė, kas yra kojos tiek pykstasi čia. Tai aš tik sakau, čia ir mamos, ir dukros pokalbis. Tu nesgirdėjus, kaip žemaitė pykstas. Tai šiek tiek pritaru ir tas mūsų. Bet man jis simpatiškas. O jūs tokie švelnate. Ja, mes tokie biškai. Nu, žinokit, galima artėti į pabaigą. Turiu vieną dar paskutinį žaidimą ir, kaip sakant, išnaudosiu visą tą organizatorių duotą laiką man. Gerai, grįžtam prie maisto dalykų, tai užsirašiau truputėlį žemaitiškų patiekalų ir situacijų. Paskaitau dabar visus patiekalus ir po to paskaitysiu situacijas, turėsit prijungti, kokioje situacijoje tie patiekalai geriausiai tinka. Taip, tai yra pirmas žemaičių blynai, tada cibulinė, kastinys su bulvėm, šiupinys, šmakalas, tada radau tokį mėsos šuduks arba kakutis, nežinau, ir kugelis. Tai tokie patiekalai, po to pakartosiu. Ir situacijos. Tai pirma situacija būtų tokia, pagirios. Ką iš šitų išsirinktumėt? Palauk, kopustinis negirdėjau, ne? Ne. Cibulinį testas. Čia ir prasimetėm. Nu jo, tad... Cibulinį. Vandens, svarbu, būtų. Vandens susėlikis ašarom. Gerai. Tada pirmas pasimatymas. Nu tikrai, kad ne kugelis jaučia. Ne. Čia niek tokį fancy nebuvo, tai nebent blyną gali būti. Sakė, šmakals. Yra šmakalas. Aš žinai, kas iš šmakals? Aš tai googlinau, tokia šalta sriuba. Kefyro sriuba? Laukon jaučiu, gali skirtingai. Šmakals ir penktadienį šmakal, tu gali Vilniau klubinus pirkti šmakal, tu gali šmakalą plungė prie cepelinų gauti arba prie kogelį, unskap ir padažus galbūt. Okay. Tai galbūt ir ta šalsiriubi kažkokia, kad ranier labai tokia. Tai čia realiai, žiūrint, kokią miestą pasimatė. Jo. Tai gal pirmam pasimatymą šmakalą geriausia. Hundrasos. Tinka, aš užskaitysiu. Aš valgyčiau, jeigu aš šmakalą. Nevalgytum po šmakalą jau. Gerai, toliau bernvakaris. Pakarto, kas lieka iš tikrųjų? Taip. Blyno. Jo. Ne, pasilikėm šventę kokią. Pasilikėm šventę. Dar kugelis, aš tokių vyriškesnių, jeigu jau bachūram reikia. Šuduks valgom. Galit ir meškos šuduks. Meškos kakutė, mesėlis tokiai, skane, prie alaus, taip. Gerai. Nors šiaip aš skaičiu, kad meškos tie šudukai tai yra duonos, obolių ir kanapių tokie desertai. Kardą gerą. Tai gera. Jo. Valgysit. Gerai. Tokie kakuliuka. Gerai. Bet taip ir vadinam meškos šudukai. Jo. Jo, tamsa Mačyt, kokiais skani tau šuduka meškutis. Yra straipsnių ne vienas apie meškos šuduką.
Gerai, tada ekskursija autobusu. Tai čia apgalvokit, kad nesmirdėtų maistas, kai autobusą atsidarot. O, ko dar turėjau? Negirdėjau. Ne? Taip, liko žemaičių blynai, kastinys su bulvėm, šipinys, plašmakalą mes jau išnaudojame, neužsidėjome. Emam į ekskursiją į kastinį su bulvėm. Žiūrėk, galbūt... Nematyts dalyks, tikrai. Nu, nematyts, ne, bet čia žemaičių ekskursijai. Galbūt šalt bulvėlį, galbūt karšt bulvėlį, galbūt pakapint bulvėlį. Svarbu, kad būtum šalts, užsidėdi, šaun, kiek skanė. Tik aš įsivaizduoju savo, jeigu čia mokyklo ekskursijai, tai aš dar nevertinčiau to kastiniaus, nes man nepatiek, nes man tik dar padėjo patiekti. Nu, bet rizikaujam. Bet dabar į Kazachstaną pasimsit. O kuo nepasmardinti autobusą, ne? Nu, česnakėnį skantų į kastinį. Šiaip nebloga. Gerai. Tada verslo pietus. Čia tu jau biški pasipuoši. Žemaičių blyną, va čia eina, ne jau Nu, toks neprasimestam. Nu, tokie, žinai, o čia jau gali raukštaitišką, o čia žemaičių blynai, o neragavę dar toks, a ne toks pritink. Gali pritemti, jo. Gerai, užskaitau. Tada, prieš bėgant maratoną. Nu, kad jau nesukiltų tie patiekalai. Kogelis. Kad sukiltų tada. Jeigu būtų galima pasirinkti šaukštą kugeliaus, tiesiog. Kogel, prieš bėgant maratoną. Nu, bolvi, lengvas mais, ko ten krakmol, biška, ne? Nu. Gerai. Maža bėda. Gerai, ir dabar taip, turiu dar dvi situacijas ir vienas jums liko tik tais šiupinys nepanaudotas. Tai dabar pasakau dvi situacijas, pasakysiu, kur šiupinimat. Arba šermenis, arba slapta atsinešti į kino teatrą. Nu, šiupinės. Keista atrodyt, jaučiu įsiorpti, ne? Nors beveik tas pats, kas kol paskutinį siurbį. Šiaip galėtų... Ne, šermenis. Į tą McDonald'o padelį panaudojam. Šermenį šiupinį kažkap, žinai. Nu, bet sriubėlis. Bet tu, žinai, kap skomb, kas belėk ton sudėjom. Čia apie vėliuonę ar apie maistį. Ne, tai tu dabar rinkys arba nieko ten nevalgyt, arba šiupinį. Tai jau geriau, aš pakriuoksiu, niek nevalgys negu šiupinį, kad per mon laidotojus valgyti. Nu, kapų grįžus, nu gal nebloga tas gal gera. Šiaip, bet tada lapkrit pirmo turėtų būti. Gerai, tau žiūrėk, per tas laidotojus atrodo nesąmonė, nes sriubų valgyti, bet kinų teatri tai wow, sriubų normaliai tink, bet kiek. Nu, šiaip dabar, ką pasakė, gal nesąmonė. Tai gerai, tada darykiam, kaip tu, Pauliau, ką saka. Valgom per šermenis šiupinį. Šaša. Prašau. Tai viskas gerai. Tada jau priartėjom prie pabaigos. Galit pabaigai, nežinau, gal kažkokį linkėjimą žiūrovam, labai fainą publiką, kažką galit nuo savęs truputėlį pridėti. Prašau. Ačiū. Ne, nu ko galiu pasakyti? Aš tikrųjų net nežinau. Tu taip išmuša iš vėžių. Tai dabar jums, o susirinkusiesiems, dėkau, kad atvarėt. Mačiau, čia net nieks beveik net neišsisklaid, visiems smagė, su šypsenom. Tas ir malonu matyti. Labai smagu matyti, kad net, aš galvoju, kad beveik visi ir žemaitėjais, bet daugum yra atvarė netgi iš kito. Su raudonom kepurėm ir sergu žalgerį irgi keista matyti. Nustebint, tai ačiū, tiesiog ačiū. Aš tai norėčiau pasakyti, prisidėti prie Paulio žodžių, katrus pasakė dabar gyva publika, o publika, kad žiūri mumis per tavo kanalą, tai norėčiau pasakyti, kad imkite pavyzdį iš Justinos ir atvažiuokit, ar Justas? Justinos. Iš Justinos, imkite pavyzdį iš Justinos ir atvažiuokit į Žemaitiją ir patirkit tokį patį reakciją, ką patyrė Justina, kad wow, bet čia žiauriai fainai, čia ir žiauria fainai. Atvažiuokit čia, atvažiuokit į Platelius, į Telšius, į Tverus nuvažiuokit, į Kretingas, japoniškus suodus. Aš žadėjau, išvardinom jau atrakcionus, kur yra reikėti iš kalnelę, kur vis nužodžiu. Žemėlai sudėliots. Platelius, beržų ar bažnyčių, kokie dailumai ir, nu tikra, važiuokite, mėgaukitės ir aišku, prasuokit ir pro Grapeldvarį, ir pro Pakalnutį. Tai viskas tada. Ačiū labai Jums už Jūsų nuotaikingą pasidalinimą, nuotaikas ir visą kitą. Ir ačiū, aišku, labai publikai. Žiauria fines podcast buvo iš tikrųjų. Nice.
Ačiū labai, kad taip gražiai išklausėt, išsėdėjot, kviečiame renginio vedėją Paulių Vaitekūną, kuris netrukus paskelbs apie prasidedančias draugams.lt atrakcijas, kurie paskelbs apie artėjantį maistą, kuris padarys šokį, kuris nustumė lietų, o aš norėčiau, kad dar kartelį paplotumėt mūsų podcastui, mūsų svečiams, kurie nufilmavo šitą turinį, įdės į internetą, alkaniai ir ištroškė Jusina. Plojimai Jusinai ir Paulius Samoška nepasididžiavo. Irgi atvažiavo. Ačiū jums visiems. Einam gerti alaus. Dažniausiai per renginius baisu prarast kėdę, šiuo atveju baisu šiaudus prarast savo, ne?